Šakalienė 800 milijonų padovanojom gynybai ištaškyti, tie 800 milijonų išskolintų lėšų iš karto. Ir netgi Kasčiūnas neturėjo tiek fantazijas, kur padėti 800 milijonų 25 metais, o Šakalienė per savaitę susapnavo, kur galima išleisti. Ir kur? Nepasakė niekam. Žinot, kas juokingiausiai? Buvęs finansų ministrė nežino kam. Nežino. BFK komitetas nežino kam. Niekas nežino kam. Ой, Вань, гляди, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Tai mes dabar bandėm kelti, kad turėtų ateiti ministrai ir paaiškinti, pagrįsk, kur išleisi tuos pinigus. Nes pagrindimų nėra. Bet nutilo, viskas pradingo ir visi bijo klausti. O kodėl? Tai bet ką tai reiškia, koks neatsakingumas elgiantis su valstybės pinigais. Tai dabar Šakalienė gali švaistyti į kairę į dešinę. Žinot, dabar naujausias anekdotas. Kokius džipus reikia kariuomenė pirkti? Kokius? Tik gelikus. Pigesnių negalima. O Tesla nebrangesnė? Ne, Mersas gelikas 200 000. Tai reikia, reikia tik tokius, nes pigių negalima. Kaip dabar? Kaip pigius pirkdamas pinigų neišleisi. O gelikas, tas pats brangiausias gynybai, yra pats geriausias. Kas ten su jais važinės? Tai po miškus daužys, tankys, po pelkes, viską. Čia poligonus su tais.